karves galėjo ganyti, tai ir nuginė ganyti. Mama jam įdėjo valgyti duonos, pieno, kiaušinių ir nuginė. Nuginė, paganė, susigalvojo jau valgyti. Sėdi ir valgo. Netoli miško valgo, o vilkas miške užuodė, kad labai gardus kvapas duonos. Atbėgo pas berniuką ir sako: Ką tu valgai? Berniukas atsako: Duoną su pienu valgau. Duok ir man. Berniukas davė gabaliuką duonos, vilkas suėdė. Ai, kaip skanu, duok daugiau. Davė berniukas daugiau duonos ir vėl vilkas prašo. Berniukas sako: Daugiau neturiu. Tai kaip čia darosi ta duona? Tai berniukas jam ir sako: Reikia pasėti, reikia nupjauti, reikia miltus sumalti, duoną iškepti ir tik tada valgyti. O tai labai daug darbo. Vilkas sako: Nenoriu, daug darbo. Tuomet vilkas sako: Dabar aš tave suėsiu. Berniukas sako: Oi, neėsk, aš tau iš namų atnešiu duonos daugiau. Berniukas sako: Eik ten ant kalnelio, sėskis. Kai aš atnešiu duonos, tai aš tave pašauksiu. Berniukas nuėjo, užkūrė ugnį, įkaitino didelį akmenį. Akmuo buvo net raudonas. Atėjo ant kalniuko ir sako: Sėskis, įsižiok ir užsimerk, ir aš tau duosiu duoną. Vilkas įsižiojė, sėdi, laukia. O berniukas lėkė nuo kalniuko ir tą akmenį vilkui įkišo į ugnį. Ai, vilkas, kad pradėjo rėkti. Rėkė tol, kol berniukas savo karvėm ir avelėm pabėgo. O vilkas